Tai gerai, Ieva, mes visi mėgstam skaičiuoti pinigus, taipogi ir mūsų žiūrovai. Ar gali, prašau, suorientuoti daugmaž, kokie yra paketai, kiek kas gali kainuoti, kas gali eiti, žodžiu, pasakok. Tai taip kaip ir prieš tai šiek tiek mes jau užsiminėm ar ne, pakalbėjom, tai paketai yra tikrai skirtingi ir kiekvienas žmogus gali pasirinkti pagal save. Galbūt jam reikia tiesiog techninės dalies ar ne, dėl jungtukų, rozečių, apšvietimo ir taip toliau, bet visą dizaino, vizualą žmogus pasirūpina ir susikuria pats. Tai viena jau yra paslauga tokia kaip ir techninių brėžinių, ar ne? Gal dar reikėtų užbėgti dar prieš tai, kad tikrai galima ir tiesiog konsultaciją, ar ne, pasirinkti su dizaineriu, tai yra tiesiog valandiniai įkainiai ir priklausomai nuo to, kiek ten to patarimo klientui reikia, tai nuo to ir mes tą laiką maždaug plius minus užsibrėžiam. Tai yra konsultacija, yra techninių brėžinių paketas, yra vizualizacijos paketas. Dažniau tikriausiai klientui reikia techninių brėžinių negu tik vizualizacijos, nes kažkaip būna, dar matau iš klientų tokio gal šiek tiek klaidinančio požiūrio, kad betgi aš ten matysiu, kur tas šviestuvas, matysiu ten pagal vizualizaciją, kur ta rozetė ir panašiai. Iš dalies tai yra taip, jūs tai matysit, bet kai jų matys elektrikas ir paklauso, tai kokiam čia aukšti rozetė ir koks čia atstumas nuo sienos ir tada jau klientas pasimes arba, o tai čia kokiu atstumu ten tie ledukai ir taip toliau. Vis tiek to atsakymų tikslių reikės, bet aišku, jūs po tos vizualizacijos galit patys pasidaryti tos namų darbus ir maždaug pasižymėti, pasibraižyti ant namo sienų, ar ne, kuriam ten maždaug taške, kur kas turėtų būti, tai kaip ir įmanoma tik su vizualizacija nusimatyti tos taškus, bet reikėtų nepamiršti, kad yra daug taškų nematomų, tarkim, už virtuvės spintelių, kokiam aukštį ten kaitlentėj, orkaitėj, šaldytuvui, kurioje vietoje indaplovė ir taip toliau, arba protingai ir patogiai apgalvoti jungtukus, kad vienoje vietoje įsijungia, kitoje vietoje išsijungia, ar ne, ir taip toliau tą valdymą, tai tam tie paketai gal ir yra sukurti, kad tą visą visumą patenkintų klientui. Tai žodžiu, konsultacijos, techniniai brėžiniai, vizualizacijos, tada dar yra įtraukiamos tokios kaip papildomos paslaugos, ar ne, tai yra kietųjų baldų, gaminamų baldų brėžiniai baldininkams, tai tam, kad klientai jau turėjo vizualizacijos, turi brėžinius, jie gali nusiųsti baldininkams ir jau jie gali skaičiuoti kainą, ar ne, nes ten yra aprašyta, kur bus stalčius, kokia spintelė ir taip toliau, tai jau baldininkai gali, nes mes pateikėm ir baldinių plokščių kodus, tai jau baldininkas turi visą reikiamą informaciją paskaičiuoti baldam, ar ne. Tada yra papildoma paslauga, kad mes galim surašyti visas konkrečias nuorodas į apšvietimą, į baldus, kas buvo naudota vizualizacijoje, tai klientui tiesiog paspaudžia nuorodą, užsisako ir taip toliau. Tai aišku, tada jau yra šiek tiek daugiau darbo, nes mes turim aptarti su klientu, kiek jis laiko gali laukti vienos ar kitos prekės, nes užtrunka terminai, tikslų biudžetą jau tikrai jau labai tiksliai reikia įsivertinti, ne maždaug, o jau labai tiksliai, kad neperlipti ar ne ir tos ribos. Na ir žinoma, gali būti paslauga iki rakto vadinama, ar ne, nes mūsų komanda turi ir savus statybininkus, ir savus baldininkus, tai mes galim suteikti tą paslaugą iki rakto ir prižiūrėti visą procesą ir būti atsakingiam. Nors šiuo metu mes šiek tiek šitą savo paslaugą esam sustabdę iki rakto, vien tik todėl, kad šiek tiek trūkstam žmonių komandoje ir tiesiog nespėjam, nes kaip bebūtų taip, ta savarankiško įsirengimo paslauga yra daug populiaresnė, nes normalu tai yra pigesnė ir prieinamesnė kiekvienam žmogui ir iki rakto ta paslauga yra tikrai išaugina tas kainas ir ne kiekvienas žmogus gali pasirinkti. Tai visgi mes atsižvelgiam į tą paklausą paslaugos, kuri yra populiaresnė ir mes savo dėmesį sutelkiam ten, tai dabar galbūt mes darom tik tais išimti ir darom iki rakto, iki tol, kol mūsų reikia paslaugą, kai dirbam su nekilnojamo turto vystytojais, nes ir su jais nemažai dirbam, o jau su žmonėm rengiam tos dažniausiai projektus savarankiškam įsirengimui. Bet jau kai pasipildysim komandą, kai jau būsim pilnumoj stiprus, nes kaip bebūtų taip labai paklausi šitą specialybę ir tikrai surasti žmogų, kuris galėtų dirbti nuolatinį darbą, ar ne, tikrai mes siūlom ir pakankamai patrauklų atlyginimą, tai galbūt kažkas mane čia išgirs. Suskite CV Ievai. Jo, tai jau kurį laiką ieškom, tai galėsim galbūt tas paslaugas pratęsti. O kas liečia kainą, tai galbūt aš vėlgi galėčiau kalbėti tik apie mūsų įkainius, nes kaip bebūtų taip, nors ir paslaugos daugiau mažiau sutampa, bet kainos visgi labai labai skirtingos. Tai
mes galim kalbėti tik apie savo, tai mūsų įkainiai prasideda, jeigu kalbėt apie tuos jau standartinius paketus, nuo 10 eurų už kvadratinį metrą ir daugiau, ar ne, tai čia priklausomai nuo pačios paslaugos ir paketo, nuo kokio tipo namas, ar tai butas, ar tai 2 aukštų namas, kokie kliento poreikiai ir panašiai. Negaliu pasakyti tikslios kainos, nes tai susideda iš labai labai daug sudedamųjų, bet tikrai mūsų kaina yra pakankamai prieinama kiekvienam vartotojui ir sakau, prasideda nuo 10 eurų, o konsultacijos valandinė kaina nesiekia net 100 eurų, tai tikrai viskas proto ribos ir manau, kad kiekvienam prieinama. Tai pradžiai turbūt reikia konsultacijos turbūt, nesusipažinimo, ar čia įeina į tą. Jeigu žmogus planuoja užsisakyti paketus, tai ten pakonsultuoti, tai tikrai mes jau neimam papildomų paslaugų už tai, kad padėti žmogui apsispręsti, kokios paslaugos jam reikia ir taip toliau, tai už tai pinigų neimam, ta prasme, tai viskas tvarkoja, normalu, kad žmogui reikia padėti. Bet jeigu sako, kad mes daugiau mažiau žinom, ko norim, kai ką tik tais norim pasižiūrėti, ar čia viskas į temą, tai va tokiu atveju galima susitikti, aš pakomentuoju, padedu apsispręsti ir taip toliau. Tai, Nu va. Taip, tai vat, jeigu jums reikės ne tik dizainerio paslaugos, bet ir sužinoti, kiek tai kainuos būtent pas Ievą, tiksliau jos įmonėje, tai rašykite, aprašyme paliksime Ievos kontaktus. Tai gali drąsiai skambinti, rašyti, užduoti klausimus, tikrai jinai padės jums parinkti geriausią ir tinkantį jums variantą ir už prieinamą jums kainą. Tai sekite Turtas 365.